Kartą per savaitę mano vištinykė būna sanitarinė diena. Nori vištos, to ar nenori, bet tvarka ir švara turi būti. Tam aš naudoju visokias pagalbinės priemonės. Tai nėra pats maloniausias darbas. Kraikas šiuo atveju pas mane buvo pjuvenos, bet tai irgi naudingas dalykas. Ir pirmas, ką aš noriu visą padaryti, tai išsikasti kraiką į karutę ir nusivežti į kompostą. Labai naudinga žaliava. Bet visada būna visokių kliauzų. Jeigu nori labai švariai tą padaryti, vis tiek ne viską pasiekė, tą vištidę sunku įlysti. Gal buvo galima ir kitaip pasidaryti, bet netrukus aš jums pademonstruosiu puikiai išeitį. Karutis po karučio mėšlas keliauja, kraikas tiksliau, į kompostą, bet yra tų kampučių, kuriuo aš niekaip ten nepasiekiu. Patraukiu dabar į šoną karutį ir šiandien darysiu eksperimentą. Mes šeimoje seniai turim ir naudojam Karcher WD6. Tai mes šeimoje pravardžiuojam šitą siurblį statybiniu, nes jį pradėjom naudoti pirmiausia statybose. Tai yra daugia funkcis. Labai galingas siurblys, su juo galima siurbti šlapius dalykus, sausus dalykus, su juo gali pūsti lapus, jeigu nori, su juo gali, panaudodamas, pavyzdžiui, tai šį antgalį, gręždamas sieną, susiurbti dulkes. Per šitą skylutę gręži, jis prisisiurbia prie sienos, tarkim, čia prijungi siurblį, gręži ir tau ne vienos dulkelės nėra, kaip geras pavyzdys. Ir visi kiti antgaliai, sunkiai prieinamoms vietoms, kur nors ant sofos. Čia vėlgi tiesiog perėjimas, kur gali jungti dar visokius antgalius. Nuostabus universalus siurblys. Ir dabar šiandien aš jį išbandysiu ekstremaliom sąlygom. Įsivaizduoju, kiek dabar žmonių gyvenančių kaime juokiasi. Pabandysiu tą, ką aš nepasiekiu kampučiuose, susiurbti su šiuo dulkių siurbliu. Nes tai yra didelis maišelis, filtras, viskas ten sueis į tą maišelį ir vištidė bus kaip nauja. Dar beje svarbus dalykas, čia yra prailginimas siurbimo žarnos. Jeigu kažkur sunkiai pasiekima vieta, ar tu užsilipęs, kažkur kažką darai, kaip pavyzdį sakau, tai gali prasitęsti tą žarną. Siurblys yra toks galingas, kad visko užtenka galingumo visiems atvejams. Ir antgalis yra tai toks irgi su retais šepetukais, kur gali naudoti bet kokiam paviršiui ir stambesnės šiukšlės taip pat papuola į siurblį. Duodam gazo. Ir važiuojam. Girdit tos garsas? Čia viskas yra tiesiog keliauja į siurblį. Galingumas neįtikėtinas. Dabar tie kampukai, matot? Negaliu aš jų pasiekti. Tai yra du variantai, arba naudoja tą antgalį, ar štai dažniausiai tiesiog nuo vaikystės įpratęs. Va. Tiesiai į vamzdį. Man atrodo, šitą vištidė tokia švari dar nebuvo net tada, kai jinai buvo pastatyta. Vištos truputį apaks. Man atrodo, mano eksperimentas tinginio labai pasiteisino ir beliks tik tai čia užmesti naują kraiką ir vištos bus, na, tiesiog kvepės šienu, drožlėmis. Pažiūrėkit, prieš ir po. Dar keli svarbus dalykai. Štai čia yra papildomas elektros lizdas, kur galite, na, kaip prilgintuvą naudoti tą siurblį ir kažką dar įsijungti, ką jums reikia. Ir labai patogiai laikymo sistema, kur gali štai čia susidėti antgalius. Ir apačioje gali susidėti antgalių. Kaip suprantat, antgalių gali būti labai daug. Tai jeigu toks siurblys išvalo vištidę, tai įsivaizduokit, ką jis gali padaryti šiaip prie ūkio. Kalbant apie namą, garažą, daržą, takelius, statybas ir visus kitus monus, kur reikia švaros, kur nereikia dulkių ir kur jūs negaištate daug laiko, turėdami šį galingą Karcher siurblį.